Vaikinai, nepristokit prie manęs. Pareikit mane ramybei. Kalbėk. Marisa man tą vorą pakišo? Ne. Girdėjai klausimą? Marisa sugalvojo, ar ne? Ne, Marisa, čia nieko dėta. Kodėl tada ją paminėjai? Prisiminiau, kad ji alergiška voro įkandimui. Meluoji, sakei, kad ji apie tai nepagalvojo. Ne, norėjau pasakyti, kad aš nepagalvoju, bet to čia negali būti Marisos darbas, nes Marisos čia nėra. Neklausiu, kur ji. Kuo aš čia dėtas? Tu jos nepakvietei. Sakyk, kur ta kumelė? Nežinau. Kalbėk, sakyk, kur Marisa. Ko iš manęs nori? ¿Qué pasa conmigo? Ką tu man padarei, kvaiša? Mėlėjai, rytoj noriu daugiau energijos, daugiau noro, daugiau aistros, daugiau džiaugsmo. Repeticija baigta. Viso, mėlieji. Jūs turite tiek energijos, tiek noro šokti. Rytoj tikiuosi to paties. Kokie puikūs šokiai, nuostabūs ir labai gražus. Rytoj noriu daugiau drausmės, Sonija. Galvok, kaip kalbi. Tau aš Sonja Rei. Liaukis, taip neįmanoma dirbti. Aš esu režisierius. Negali prieštarauti kiekvienam mano žodžiui. Režisieriai daro, ko aš noriu, mielasis. Jei netikiu paklausti Renato. Su manim taip nebus, Sonja Rei. Aš labai patyręs. Jau prieš 20 metų vadovavau savo teatrui. Aš turiu gerą vardą. Mielasis, žinai ką? Man nusispjauti tavo patirtį. Karjerą ir galvas, per kurias lipai, kad pasiektum savo. Žinai ką, rytoj galėsi nurodinėti sienom, nes aš atsisakau su tavim dirbti. Ne, aš atsisakau. Dieve mano. Tikriausiai Mija nepaskambino savo tėvui. Bet aš... Jei man tai būtų, numirčiau. Tikrai nežinočiau, ką daryti. Mija, Mija. Alio? Sonja Rei, žinau, kad čia jūs. Man rodo, kas skambina. Būkit gera, nesugadinkit man dienos, gerai? Na, aš... Ne, nenoriu nieko apie jūs girdėti. Visiškai nieko. Jūs iš tos kelionės laivų padarė tikrą pragarą. Su jumis praleidęs tas 10 dienų išpirkau visą savo kaltes. Nenoriu nieko apie jūs girdėti. Noriu jūs pamiršti. Nieko aš tau nepranešiu, kuloči. Jeigu ją paliesi, tau galas. Raminkis, einam. Einam, Ilhana. Pats prisiprašai, kodėl mane atsišventę nepakvietai? Nenorėjau matyti to asilo, su kuriuo draugauji. Su Simonu jau nedraugauju. Tikrai? Tikrai. Jis liko Kordoboje su sūnum, nes tam berniukui geresnis klimatas. Puiku. O kaip tu laikais? Gerai. Nežinau. Ilgiesi jo? Kartais. Aš tavęs irgi ilgiuosi. Tikrai, ką tu sakai? Taip, tikrai, jau seniai man nieks į batus nebuvo ko nors prikišęs. Žinojau, kad jis nenuodingas. Pamiršau tau paskambinti. Ką su plaukais pasidarai? Nepatinka? Tau tinka. Gražiai atrodo. Noriu šitą pasiūlyti, kad 4. kursas gerai prasidėtų. Ne, palauk, nenoriu su tavim turėti nieko bendro. Nepradėk čia man sek pasakų. Aš ir nesiruošiu. Turiu rimtą pasiūlymą. Galim pasistengti, būt draugai. Gerai. Jei pabandysim, nieko neprarasim. Mielasis, kokia graži vieta. Dar niekad nebuvau tokia laiminga. Man irgi sunku patikėti. Kas tau, ko toks susirūpinęs?
Negaliu liautis galvojęs apie Franką. Kai grįžime, jis mus nudės. Gana, daugiau negalvok apie tėvelį, aš jį pažįstu. Sonę irgi pažįstu, žinau, kad padės. Dėl to man taip neramu. Pamiršk, gerai, rytoj anksti atsikelsiu, paskambinsiu Sonį ir paklausiu, ką tėvelis sakė sužinojęs naujieną. Gerai, tu teisi. Reikia pamiršti visus rūpesčius ir linksmintis. Nes šitoje saloje telpam tik tu ir aš. Porque en esta isla solo cabemos tú y yo. Žinai, kad visas atostogas buvau tau ištikimas, mieloju. Nežinau, Gidai. Nežinau ar tikėt. Tiek man melavai. Aš pasikeičiu ir daugiau nemeluoju. Gali būt. Mama apsiriko. Čia miestinė, o nebūtas. Ir kas? Dar klausi? Negi jie mane pasikvietė pasikalbėti miestiniai. Turėtų pasikviesti į dėdės namus, nesuprantu. Kokia tavo dėdės pavardė? Lasinas, kaip mano tėvelio. Gerai, aš einu paklausiu bare, o tu paklaus čia. Gerai. Sutarta? Gerai, eik. Pone, norėjau... Sveikas, sūnau. Tėvelį? Kaip laikais? Gidai, sūneli, pagaliau atėjai. Labas. Gal paaiškinsit, kas atsitiko? Ką jūs veikėt už šito prekystalio? Kol tavęs nebuvo, šis tas nutiko. Mama, kas atsitiko? Negąsdink, sakyk. Dėdė Jose labai sunkiai serga. Mama sakė, kad pasitaisė. Taip, bet liga buvo sunkiai ir daug kainavo. Daug kainavo? Ką turit galvoj? Teko parduoti sodybą ir tuos pinigus išleisti operacijai New York'e. Kodėl ten? Negi čia nėra chirurgų. Kas čia daros? Mums taip patarė. Paaiškink man apie tos pinigus. Negalim skūstis. Už likusius pinigus sumokėjau už mokyklą ir atidariau šitą parduotuvę. Ką pasakysi? Pagalvok, kaip mums pasisekė. Galėjom padėti dėdei, bet to mums liko pinigų ir sveikatos viską pradėti iš naujo. Ačiū Dievui. Įjunk pjaustyklę. Kodėl? Ką? Įjunk pjaustyklę, tėvelė. Būk geras. Gydai? Gidai. Kas tu daros? Einam. Nieko neišsiaiškinau, Gidai. Čia nieks nieko nežino, einam. Ką darysim, Gidai? Einam, sakau. Nusirami, gal išprotėjai? Mano mama išprotėjo. Davė kažkokios mėsinės adresą, nesuprantu kodėl. Nusiramink, paskambint jai. Neverta skambint, einam atgal. Ya está toda la equipación. Atnešiau visus daiktus. Puiku. Duok užsakymo lapą, viskas tvarkysiu. Ne, jau viskas sutvarkyta. Tikrai? Tikrai. Labai gerai. Koks mūsų kambarys? Jūsų kambarys 112-114. Tikriausiai suklydot, mes susakėm vieną kambarį. Ne, viskas gerai, paprašiau, kad pakeistų du. Ačiū, kad pranešiai. Fírmame esto, por favor. Pasirašykit čia. Ok, gracias. Gerai, ačiū. Ačiū, kad leidai vairuoti. Ir ačiū, kad parvežėjai. Mums daug smagiau kartu, kai sutarėm, nei tada, kai pykstamės. Taip.